Kriščiūnas, prašau. Jaunoji Lietuva. Taip pat norėčiau pritarti Editai dėl tos minties ir prieš priimdami sprendimą, gerbiami tarybos nariai, pabandykite išmesti iš galvos rozečių kiekį, litus ir pažiūrėkit grinai žmoniškai. Baltų prospekte kiekvienais metais vis daugėja pakeliai kryželių, žvakučių. Tai yra svarbiausia, tai kalba eina apie mūsų brangiausią turtą, mūsų miestiečių gyvybės. Ačiū. Aušrys Kriščiūnas. Aušrys Kriščiūnas, Jaunoji Lietuva. Turiu du klausimus. Pirmas, tai yra, ką Kaunas turi bendro su Gediminaičiais. Antras dalykas, kaip jums atrodo, kai šitas projektas slepiamas po tarptautinių rytų partnerystės, Europos Sąjungos ir visais kitom vėliavom, kai iš tikrųjų esmė yra ta, kad viena pilis yra Lucke, viena Vilniuje, kuris sieja Gediminaičių kelią, o likusios pilis yra Baltarusijoje. O Lukašenka, kaip žinia, Europos Sąjungoje yra paskelbtas persona non grata. Tai ar čia nėra Baltarusijos dar vienas noras legalizuotis Lietuvos sąskaitą? Nežinau ketinimų, kas šitą projektą rašė, bet iniciatyva atsirado ne Baltarusijoje, atsirado Ukrainoje, yra netgi įkurta Ukrainos miestų sąjunga, o ką Kaunas ir Gediminaičiai turi, tai nežinau, tiesiog Luckas yra prisėmė koordinatoriaus vaidmenį ir jie jau anksčiau yra kreipėsi, ne tik tai, kas liečia šitą. Ačiū pranešėjai. Prašau registruotis, kas nori pasisakyti. Aušrys Kriščiūnas. Aušrys Kriščiūnas, Jaunoji Lietuva, dar kartą. Iš tikrųjų, tai aš siūlyčiau kolegom nepulti nagrinėti giliai šito klausimo. Šitas pasiūlymas iš Lucko pusės yra niekinis dėl kelių faktų. Vieną jau liberalų sąjūdis įvardino ir netgi pabrėžė, nes ne kiekvienas balius turi baigtis memorandumu. Antras reikalas yra toks, kad pradėjau kapstyti giliai, bet visi puikiai žinom, kad dabar Baltarusijos Gudijos teritorijoje vyksta tokia bendrai nihilistinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atžvilgių istorinė politika, kad bendrai litvinai tai yra žmuidzinai, lietuvių tautos nebuvo, Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra Baltarusių visa šita ir žinant, kad šitam projekte dalyvauja Baltarusija, kurios prezidentas yra diktatorius, aš pats pasiklausiau vieną kartą, taip pat žinant, kad yra persona non grata vyriausiai Baltarusijos valstybinių valdymo organų personažai yra visoje Europos Sąjungoje ir mes dabar Kaune norim pradėti broliauti su Baltarusija. Na, čia yra banalu, juokinga, dėl to siūlau nutraukti diskusijas ir balsuoti prieš šitą pasiūlymą. Kriščiūnas. Aušrys Kriščiūnas, Jaunoji Lietuva. Atsakykit man į paprastą klausimą. Aš turiu 2 kates, jos į lauką neina. Aš perku joms maistą, sumoku PVM-us, akcizus ir taip toliau, duodu darbo pardavėjai. Jeigu katei sušlubuoja sveikata, aš vežu ją už savo pinigus, savo nupirktų kurų, moku veterinoriui už apžiūrą privačiai ir taip toliau. Už ką aš turiu mokėti? Apie rinkliavą jūs kalbat? Rinkliava, už ką aš turiu mokėti? Na tai, ko gero, ne šio tarybos sprendimo. Rinkliavos visiems galioja gyventojams, ar keturkojams, ar dvikojams, sakykime, visos rinkliavos patvirtintos miesto taryboje galioja mieste visiems gyventojams. Tai bet man klausimas, už ką aš turiu mokėti? Ką aš už tą sumokėjimą, už tą rinkliavą? Tai vėlgi ir tos... Tai gerbiamas Aušry, už parkavimą susimokate, gaunate vietą. Susimokate už katę ar šunį, beje, jeigu dar nesusimokėjote, tai laikas būtų susimokėti šiukšliadėžės, šunų įrengimo, kačių įrengimo. Gerai, Aušrys Kriščiūnas, prašau. Kriščiūnas, Jaunoji Lietuva. Dar pasisakymai, bus dar klausimai.
Tai aš pradžiai, aišku, labai norėčiau pritarti Gintaro Furmanavičiaus pasireiškimui, bet dabar paklausiau, dar juokingiau pasidarė. Ateina kalėdų senelis, atneša dovanų, bet pasirodo po to, kad tas kalėdų senelis yra piktoji fėja, kuri dabar aiškina, kad tas dovanas gausit, bet mes dar vis tiek kauniečiams užkelsim mokesčius. Man klausimas labai paprastas. Už ką kauniečiai mokės? Ar nesigauna taip, kad tie įkainiai, kurie bus pakelti, jie, kaip sakant, visas šitas pokytis, tai bus tik tais jūsų vidinio darbo optimizavimas. Tai yra, jūs norit persėsti iš Audi į Mercedesą, bet kad už tai sumokėtų miestiečiai. Taip supratau? Noriu dar kartą pasakyti, kad kainas nustato kainų komisija. Kainų komisija atsižvelgia į visą. Negali lygiai taip pat draugiškai sutarti ir su tuo pastatu, tai yra su Artkomu, su valdytoju. Ir to menų inkubatoriaus esmė yra tame, kad tas pastatas dirbtų miestiečiams. Ar tai būtų kultūra, ar tai būtų visuomeniniai reikalai. Taip kad aš manau, kad bendruomenė drąsiai galės ateityje pasinaudoti. Ir ne tik šita bendruomenė, ir kitos bendruomenės galės kreiptis šito klausimu. Ačiū. Gerai, prašau, Aušrys Kriščiūnas. Aušrys Kriščiūnas, Jaunoji Lietuva. Iš tikrųjų pritarčiau solenizanto Ryčio mintims, reiktų palaikyti visą šitą idėją. Tiesiog prašyčiau tarybos narių ateityje atkreipti dėmesį, nes yra toks labai vienas slidus punktas, tai yra verslo idėjų atrankos kriterijai 9.5 įgyvendintos idėjos indėlis į miesto įvaizdžio gerinimą. Kol kas, kaip sakant, mes to įvaizdžio nelabai įsivaizduojam, kas tai yra, nei koks tai miestas, nei taip toliau, tai yra tiesiog tradiciškai susikloščiusios. Todėl ateityje, kai reikės palaikyti vieną arba kitą idėją, šito klausimu siūlyčiau pačiai komisijai daugiau susikoncentruoti. Aušrys Kriščiūnas, prašau. Aušrys Kriščiūnas, Jaunoji Lietuva. Dabar visi kalbame apie labai tokius dangiškus reikalus, bet kartais pamirštame nusileisti ant žemės į kasdienybę. Kiek žinau, jūsų pavaldume yra ir viešieji tualetai šiuo metu esantis Kaune, taip? Taip. Yra toks dalykas, čia toks priešistorė prieš klausimą. Dalis viešųjų tualetų lankytojų gluminasi nuo tos spenkiančios tylos, įėjus į tualetą ir naudojantis jo paslaugomis. Ir ar, sakykit, ar nebūtų sudėtinga iš savo pelno, kuris čia matau yra nemažas, padaryti šiokią bei tokią investiciją ir viešuose tualetuose paleisti muzikinį foną kažkokį, tai bent jau, pavyzdžiui, Puko radiją arba dar kažką tai. Aušrys Kriščiūnas. Aušrys Kriščiūnas, Jaunoji Lietuva. Jūs ką tik pasakėt, kad asmens kodo atseit negalima įtraukti. Bet dabar aš žiūriu visą šitą situaciją ir jums netrodo, kad apklausa bus niekinė visiškai, todėl kad gyventojai, kurie spręs tam tikro rajono klausimus, galbūt ten visiškai nedeklaruoti. Antras dalykas, nėra visiškai jokio punkto apie jų gimimo metus galų gale. Tai jūs galite pas pirmokus surinkti parašus su vardais, pavardėm ir adresais ir, kaip sakant, grupė pirmokų nuspręs kažkurio tai rajono, kažkurio tai klausimų likimą. Ar jums netrodo juokingas šitas dalykas, kad tai yra asmens duomenų atskleidimas, o vardas, pavardė, adresas? Tai šito visuose rinkimuose pakanka. Jūs su rinkimų įstatymu bendrai susipažinęs? Be abejo. Ar žinot, kiek lėšų išleidžia vyriausioji rinkimų komisija, tikrindama po to visus tuos mistinius sąrašus ir pavardės? Ne tiek daug komisijos nariai tikrina. Aš pats esu tikrinęs keletą kartų. Gimimo metai turbūt nėra paslaptis. Moterų paslaptis.